Labas rytas, džentelmenai. Pirmas rytas Lenkijoje, žvejosim Sano upėje ir pradedu vaizdo dienoraštį nuo gatvės, nes norėjau parodyti, kur įsikūrėme. O įsikūrėme pačiame miestelio centre, kažkokiam už manęs esančiam istoriniam pastate. Labai gražus senovinis namas. Gal tiek daug nesimato per GoPro, bet vis tiek labai jauki ir tokia įdomi aplinka. Senamiestis, mažas kiemutis ir sena architektūra. Va, kiemas, šeimininkės sodas su magnolijom. Čia jinai rodė didžiuodamasi. Tokia va graži jauki aplinka, nuo kurios mes šiandien ir startuosime. Dar padelis kavos ir važiuojam prie upės. Va, pagaliau prie upės. Chebra išsilakstė, aš dar išsitraukiau GoPro greitą intarpą, bet Chebra po ilgos žiemos ir ilgo pavasario pataikėm tiesiai į vasaros pradžią, sakyčiau. Nuo pat ryto dabar dar tik tai švinta, o temperatūra tokia, kad su marškiniais jau taip biški šiltoka, vėjo visai nėra. Pievos pilnos pienių, čia jau toks man su Lašalo asocijuojasi, kaip prie kokios virintos blūdytom pievom. Upė žema, skaidri, žuvų vizualiai matėm jau ir taip žiūrėdami nuo kranto. Iš ryto bulkuoja mažai, bet vakar vakare buvom sustoję, kai tik atvykome, sustojom pasidairyti, tai bulkuojančių žuvų priskaičiavom pakankamai daug. Ir dabar visas 3 žvejybos dienas prognozės žada 22-24 laipsnius, be vėjo ir be lietaus. Žinokit, esu žiauriai užsimotyvavęs ir labai pasiilgęs tokios žvejybos. Tai pasiruošiau šitom sąlygom 9 pėdų penktuką, rivermeinieką, plaukiantį šniūrą, ilgą 4 metrų pavadį, dėžutę nimfų, dėžutę sausumusių ir dėžutę lengvų strimeriukų. Ir nežinau net nuo ko pradėti. Tai kol daeisiu, dabrisiu iki vietos, priimsiu sprendimą ir papasakosiu. Bet toks jaučiuosi kaip po 3 dienų badavimo gavęs kokį skanų Jurgio plovą. Norisi suėsti visą kazaną. Kaip vandenukas, ką? Fantastika. Tai štai užbridau į upę, pasklydom truputį, Chebra ten už manęs. Ten, čia upė didelė, plati, tai vietos visiems užtenka. Ir, žodžiu, pagaliau nusprendžiau, kaip žvejosiu, nes kol rodžiau bachuriukam, kaip reikia pravedinėti tą mažą nimfutę, nemačiau jokios didesnės bulkos, todėl pradėsiu žvejoti nuo nimfos. Prieš srovę paeisiu su ilga nimfa, žvejodamas toli prieš srovę. Jeigu prasidės bulkavimas, dėsiu sausą musę. Jeigu neprasidės, tai dar pabandysiu tada su lengvu streameriu tolimais metimais praeiti pasroviui. Bet negalėdamas atsigrožėti dar kartą jums parodysiu. Važiuokit, Chebra. Superinis vanduo iš tikrųjų. Gilis labai nedidelis, todėl prieiti iš arti ir žvejoti klasikinę nimfą, mūsų klasikinė tai netokia jau klasikinė, bet kas įprasta mūsų didelėse upėse, tai mes dažnai žvejam su euro nimfa. O čia nais upė labai plati, labai skaidri ir labai sekli. Prie žuvies arti prieiti neišeina, turi žvejoti iš toli ir musė turi sklęsti, tai yra plaukti su srove, o neskęsti. Iš toli kontrolės kitaip neišlaikysi, kaip tik tai su ilgu pavadėliu ir lengva nimfutė, nes jeigu bus labai sunki nimfa, nenukris ant dugno. Tai tokios pakankamai nesunkios nimfos, ilgas pavadėlis, tolimi metimai ir bandom
šukuoti. Kaip ir kiekviena žvejyba, šita yra kažkokio tai galvosūkio įminimas. Kai tą galvosūkį išsprendi, tada gauni atpildą įvertinimą, pagauni žuvį. Ir kai tas galvosūkis labai būna lengvas, tiesiog ateini ir pagauni, tai aišku smagu, nes žuvį pagauti visi mėgsta. Bet dar smagiau, kai prie to galvosūkio reikia šiek tiek pasėdėti, bet tu jį vis dėlto perlauži. Kai jis būna sudėtingesnis ir tau pavyksta, tada ir pasimėgavimo jausmas didesnis. Pakeičiau musę į šiek tiek didesnę. Opa. Musės pakeitimo procedūrą palieku pilnesniam video. Jisai skirtas mano kontribui chebrai. O jeigu nori pamatyti šitą video su visais musių aptarimais ir pavyzdžiais, tai užsiprenumero kontribui, nes ten rasi lygiai šitą patį video, tik tai ilgesnė versija, kuriame bus dar ir musės, su kuriuom žvejoju. Ir papildomai informacijos. Štai ir praėjo pirmas geras pusvalandis, gal net daugiau. Ir praėjo jisai be kibimų, bet aš išbandžiau tik tai 2 muses. Jos praktiškai vienodos, didesnė ir mažesnė. O dabar tada mano planas B, tą patį ruožą pasileisiu žemyn su strimeriuku. Tai tiesiog būsiu greitai išbandęs kelis dalykus ir viso to metu aš ieškau kažkokios tai informacijos. Ant to nekybo, ten nekybo, bet tokia labai greita žvalgyba, kad po biškį visko pabandyti. Ir visą laiką stebiu, ar kur kas nors bulkuoja, ar vyksta koks nors judesys, kad galėčiau daryti tolimesnius žingsnius. Tai ta pirma žvalgybos dalis kol kas tuščia. Pareisiu, žvejodamas iki vaikinų, paklausiu, kaip jiems sekasi. Kažką turim vis tiek išspausti, bet panašu, kad šį kartą tas, kaip minėjau, galvosūkis pats nepasiduos. Ir prabėgau greitai aš tą rožiuką ir ant streamerio keista nei vieno kibimo. Aišku, aš tų streamerių keitinėti nebandžiau, bet kibimo vis tiek nebuvo nei vieno. Tai dabar pabandau dar porą tolimų pravedimų čia nais padaryti. O apačioj gaudo Valdas, tai Valdas pagavo vieną upėtakį, visgi ne ant sausos, o ant nimfos. Pagavo, tokį sakė, apie 2,8. O man, aukščiau manęs, va čia va, šitoj vazonoj, o dar dabar mačiau 3 bulką, buvo kelios bulkos. Ir aš dėl to nusprendžiau streameriavimo etapą baigti, nes kol kas matau dar viena bulka buvo. Vėl tenais. Pavadėlis labai plonas, o bulka buvo vėl. Tai aš viliuosi, kad... Oho, čia verda. Čia vanduo verda. Opa, yra. Yra džentelmenai. Lady į džentelmen. Kiršliukas. Mažiukas kiršliukas. Aš jo net neišimsiu iš vandens. Greitai atkabinu ir paleidžiu. Bet sausą musę jau atidarėm. Dabar reikia ieškoti kažkokios rimtesnės žuvies. O čia tų bulkų matosi nemažai. Tai aš vieną kitą ją ir patikrinsiu. Ryškiai pradėjo, šiek tiek iššilo. Ojojoj, koks palėjaus išlioptelėjo. Prasidėjo bulkavimas normalus. Opa, yra. Turiu. Ir čia jau kažkas geriau. Čia jau turim kažką geriau.
Mieloje malonu, norėčiau susipažinti. Reikia pasiruošti graibštelę. Valdai, turiu kažką padoraus. Kiršlys, blemba koks kiršlys. Aha. Ajajaj. Ajajaj. Opa, iššoko į graibštą. Iššoko į graibštą. Blemba. Ir aš mačiau jo bulkelę. Ir čia toksai jau gal ir ant 40. O kad dėlėm aplipęs. Vaikeli, nepyk, aš tave greit paleisiu. Bet va. Ant kaklo, čia dėlės. O man ant ranko liko 2 dėlės. Kažin jie tas dėlės valgo. Reikia pabandyti susirišti kokį mažą juodą bugeriuką. Bet čia vanduo verda ir čia verda nuo tokių bachūrų. O, koks gražuolis. Nu va, viskas beveik pagal planą, tik tai norėtųsi labiau upėtakio, bet jeigu ant sausos musės užkimba kiršlys 40-ukas, nu negali tu žmogus spjauti ir pykti, nu. Vis tiek, sausos sezonas tik tai prasideda, nu čia plonas valiukas, nedidelis ošaliukas ir toksai atitinkamas kiršliukas. Ėmė, bet nepaėmė. Per anksti pakirtau, ko gero. Pabandysim paduoti, kad truputį šone pavadys būtų. Opa, turiu. Yra. Insiutis. Insiutis kaip kaladzė. Niukas tu. Blemba. Margis. Pagaliau. Upėtakis. Va. Upėtakis su sausa musė yra. Va, turim vieną kiršlį, vieną upėtakį pradžiai. Dabar liko pagauti didelį upėtakį. Nu ir dar į tarpus prigaudė daug vidutinių visokių. Kad nurūko. Šitas geras pasiutęs, o ten rėvoje vėl šokinėja ir dar šokinėja ir aplink viskas verda ir bulkuoja. Žodžiu, žuvis kimba, veiksmas vyksta, sausa musė juda. Oi, nespėjau nufilmuoti. Super tolimas metimas, nu toks. 20 gal metrų ir tik įkrito ir paėmė. Važiuojam. Ką čia turim? Margis. Ne? Nepyk tu. Nepyk. Vis dar nedidelis, vis dar nerekordinis. Tai šį greitai atkabinu net neimdamas iš vandens. Musė be užkarpos. O, palenkiu. Ate. Važiuojam toliau. Kol jie nesubulkuoja, tai atrodo, nebulkuoja, nekimba ir atrodo, kad nieko čia nais nėra. Upė kai negyva, bet kai pradėjo bulkuoti, tai ir aplinkojas, ir toliau nuo kojų, ir pamatai, kokia realiai yra situacija. Kaip įdomiai, mačiau, plaukė musė. Žuvis padarė bulką, bet visai arti manęs ir turėjo nusifilmuoti, kad padarė bulką prie pat musės. O, paėmė. Iš pirmo karto ėmė ir nepaėmė, nežinau ar specialiai ar netyčia, bet dabar antrą kartą paėmė. Kiršlys. Kiršlys, bet gražus. Gražus kiršlys ir... Ai. Atsikabino. Reikia susirasti bulkelę, kad turėt ką medžioti. Čia raibulį nematau. Žemiau.
O jau dabar toli ir musės nematau. Laukia visokios putos ir musės aš jau nebematau. Opa, turiu. O kokia bulka rami buvo, o žuvis atrodo nemaža. Vos matėsi bulkelė. Ajajai, kažkas gražaus. Susirenkam. Ojojoj. Ajajai, atsikabino. Blemba, bet buvo geras. Opa, pagaliau. Pagaliau padaresnė žuvis ant nimfos. O šito aš labai laukiau. Ir traukiu visą laiką nukarusiu valu, nes jaučiu, kad žuvis nebloga. Toj vietoj mačiau bulką ir galėjau aišku padaryti tai su sausa, bet labai norėjau iš toli, su lengva nimfutė. Šia buvo mano dalis šio video planas. Sausą atidarėm, kiršlių pagavom, didelių upėtakių, kol kas neįspūdingų, bet pagavom, o bėga. O dabar kažką turim padoresnio. Ir svarbu dabar neužforsuot ir nepraganyt. Jau teks susiviniot šniūrą. Upėtakis, ne kosminis, bet visai nieko. Atsikabino. Blemba. Nu ir vaiveldės. Bet buvo faina ir gražu ir jis man paliko daug gražių akimirkų ir emocijų. Ir svarbiausia, kad paliko musę, nenusinešė kartu su savim. Pagausiu tuo į kitą. Opa, dar vienas toj pačioj vietoj. Dar vienas. Ten kažkas yra ties to pagaliu, nes jie tenais ir stovi, ir bulkuoja, ir kelis pravedimus aplinkui padariau. Nieko, toj vietoj vėl. Bet čia nedidelis kiršliukas, čia va ir parėjo lengvai. Nedidelis kiršliukas, palauk. Nepyk, nenoriu aš tavęs ir imti net į rankas. Bet jeigu pyksi, tai turėsiu. Atkabinam, važiuojam. Nu, radau labai fainą vietą. Nepatogi man pusė, nes čia su dešinė ranka patogiau. Bet va taip toksai raibuliukas, arti kranto. Greitis geras, nėra daug gylio, bet toks matosi, kad tas gylis skirtingas. Nu, šiaip netaip nulipau, įsibridau. Ir išsipainiau šniūrą. Beveik išsipainiau. Užsikabinau už graibštą. Va ir pabandysim dabar šitą visą raibuliuką apgaudyti. Nes mačiau čia nais iššokančią žuvį. Reiškias, čia jų gyvena. Ir vieta labai patogi nimfinimai prieš srovę. Matau bulkuojančią žuvį. Čia kaip visada žvejoji. Žiūri į savo šniūrą, nes žvejoji su nimfa ir to pačiu žiūri į horizontą, nes tau reikia rasti aktyvių žuvų. Taigi, čia daug nereikėjo. 3 metimai be kibimo, o jau užspotinau kitą klientą. Labai noriu čia nais viską patikrinti, bet negaliu žiūrėti, kaip tenais bulkuoja ir draskosi kažkas. Reikia būtinai įsiaiškinti, kas, nes jau ir GoPro į pabaigą, kortelė jau pilna beveik. Dar kažką reikės jums sumontuoti iš to, ką padariau.
Einu bandysiu paimti tą. Opa, yra. Yra, o kas čia yra? Nedidukas irgi. Nedidukas margis. Smagu tiek, kad aš jį pastebėjau, o tada jį nuėmiau. Ant rankos lašuliukas, va toks, kokių dabar reikia. Upėtakis, 2 dėlės. Darau prielaidą, kad gali būti kažkas įdomesnio, nes jeigu žuvis išranki, tai jinai gali būti ir didesnė. Yra. Ir jinai tikrai didesnė. Ir dar ten toliau bulkuoja. Ajajai. Ajajai. Susirenkam šniūrą į rytę. Nes žuvis tikrai didesnė. Tikiuosi upėtakis. Upėtakis. Juoda graži uodega. Ir didelis upėtakis. Va. Ajajai. Ajajai, seniukai. Būk geras, nenueik. Su tuo plonu valiuku. Biški tokie momentai jaudina. O kolegos jo toliau bulkuoja. Ateik. Labai gerai, kad jisai prieš srovę nuo manęs eina. Ajajai. Gražus didelis upėtakis. Gerai, kad tu nebėgi pasroviui, nes aš šansų tada neturėčiau. Koks planas, kapitonė? Nu taigi ateik, paleisiu, vis tiek aš tave. Oba, yra. Turim. Kapitonas planeta. Prašau. Dešrinis. Gerai, tuoj atkabinsim, paleidimą padarysim, bet... Va. Didelis kažkokia apibalnota nosim. Pasimatuojam. Iki čia. Na štai į pabaigą kortelės pagavau ir padorų upėtakį. Iš tikrųjų jie čia bulkuoja ir dar keli bulkuoja ir galėjau tai padaryti su sausa, bet labai norėjau pagauti normalią žuvį šiandien su nimfa. Su sausa jau buvau prigaudęs, o su nimfa tik tai mažiukai buvo iki tol. Tai dabar ir atsidariau su nimfutė pagaliau, taip jau tokia padorė gerą žuvį.
padarysiu dar kelis pravedimus ir dėsiu sausą. Pažadu. Opa, yra. Aha. Ir panašu, kad vėl neblogas. Aha, neblogas. Ajajaj, kaip smagu. Ir panašu, kad vėl seniukas yra neblogas. Ir vėl upėtakis. Čia jie ir ganosi. Ir bulkuoja. Šitą ištraukiu, arba jisai nueina ir tada reikia dar pagauti vieną tokį su sausa. Kiek matau, tai toksai 40 kai nieko turėtų būti. Gražus. Nu va, pagaliau traukiant nusėdo gauprotai. Ištraukiau ir žuvį ir pasikeičiau dar šitą batarkę, bet va, vos mažesnis už prieš tai buvusi, bet irgi gražus koks. Turėtų 40 būt drąsiai. Važiuojam namo. Fū, dar vienas gražuolis. Metas turbūt papietaut ir atsigaut. Paskui eisiu antrą dienos pusę, eisiu padirbti ant sausos. Dabar nimfai turbūt gana. Opa. Čia tik tai traukimas, nes taupydamas bateriją išjungiau kamerą, galvojau palaikysiu pabaigai ir paeksperimentavau uždėti strimeriuką ir su juo žvejot prieš srovę taip pat kaip su nimfa. Ir iš toli va, koks gražus dar vienas. Ačiū. Radau, kas juos turėtų sudominti. Va tokios apsiuvėlės, pilnas dugnas tų apsiuvėlių, o viduj rudai kreminis, toks gal net biškutį, kažkokią oranžinę. Čia saulė apšviečia, tai ant GoPro nesimatys gerai spalvos, bet tokia kreminė. Ir pilnas dugnas jų. Na štai, džentelmenai, toksai pirmas pusdienis San upėje Lenkijoje. Pradžioj buvo šiek tiek sunkoka, nekybo, o po to pradėjo skristi lašaliukas, užbulkavo. Ten, kur bulkavo, kybo ant sausos. Nustojo bulkuoti arba kur nebulkavo, labai puikiai kybo ant firminių nimfučių, ant kurių čia gaudome ir rudenį. Ir savo planą praktiškai įvykdžiau. Pagavau ir ant sausos, ir ant nimfos, ir pagavau gana didelių upėtakių. Keli nutrūko. Žodžiu, dar tik tai pusdienis, dar tik pirmas pusdienis. Mano kortelė jau pilna, tai aš palieku kamerą mašinoje ir einu pažvejot, pasimėgauti. O liko dar 2,5 dienos žvejot, tai pasistengsiu tada surinkti kokį nors įdomų rinkinį informacijos musių ir padaryti dar vieną video savo Contribee chebrai, kurioje bus daug mažesnių, smulkesnių detalių ir taškiukai nedideli sudėti ten, kur reikia, dėl ko tos žuvys kybo. Ačiū, kad žiūrite mano kanalą, ačiū, kad prenumeruojate ir labiausiai ačiū savo Contribee rėmėjams. Dar kad primenu, jeigu to nepadarei, užsiprenumeruok mano Contribee, ten sužinosi nuostabių dalykų ir gerai praleisim laiką. Bam, kailį!